Sniulį. Prieš jį Maikas Batistas bando išnaudoti greičio ir staigumo pranašumą, kamuolį per Peroglų ir dar kartą Bredas Sniulį. Nevykęs Batisto perdavimas, perimtas kamuolys greitoje kontratakoje. Ir Bredas Sniulį. Pataikė 8 iš 16. Atsidengia po krepšiu Khalidas Elaminas savo laiką. Priverčia Bredą Sniulį prasižengti Stratos per Peroglų. Stratos per Peroglų yra taip pat labai geras gynybos specialistas, tačiau ir puldamas jis nėra statistimai. Milko Bielica iš sunkios padėties meta ir ima kamuolį Bredas Sniulį. Naujos 24 sekundės atakai, neskuba Elaminas, lieka 3 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Nėra galimybės normaliai išmesti kamuolį ir gauna stogą Khalidas Elaminas, tačiau komandos draugas čia atskuba į pagalbą. Per Peroglų gesina metimą, tai smogė kumščiu į veidą. Livoja Javčičius buvo nukautas. Javčičiaus laimėje Ruslanas Avlejevas nerungtyniauja Eurolygoje. Ne pats geriausias kamuolio varimo specialistas Vilniaus komandoje. Svečiams rinkti taškus ir po didžiosios pertraukos Bredas Sniulį. Per rankas jam kerta Stratos per Peroglų. Bredas Sniulį mes 2 baudas. Šiek tiek gal kūnų stumtelėjo priešininką Stratos per Peroglų. Bredas Sniulį šį sezoną irgi rungtyniauja labai nestabiliai. Vidutiniškai pelno po 7 taškus, baudas meta 67 procentų taiklumu, atkovoja po 4 kamuolius Eurolygoje. Tai tikėtina, tačiau neįdeda kamuolio Maikas Strawberry. Bredas Sniulį pataikė pražanga. Ir Bredas Sniulį. Na, šis jo dėjimas tikrai pretenduos į gražiausių šios savaitės Eurolygos. Bredas Sniulį veržiasi į baudos aikštelę. Labai gražus.